7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Tai man tai sveikinu su sidabru, gal turbūt norėjusi ir aukštesnių rezultatų, bet kaip jautiesi, kaip jaučiasi komanda po tokio pasiekimo? Manau, po finalo normalu, kad liūdėjom, tikrai turėjom auksinį šansą iškovoti pirmą vietą, bet manau, su kokiu žaidimu pradėjom čempionatą, tai antra vieta tikrai labai geras pasiekimas ir manau ateis tas visas suvokimas, kad mes antri Europai likom. Atvažiavus kaip šiokie tokie underdogai, vis tiek nebuvo ir Kasparo, ir Žygas gavo traumą, dar buvo atsisakysiu. Ar buvot užsimotyvavę, kiti galbūt šiek tiek jūs ir nurašino, vis tiek nebuvot prie tų favoritų? Jo, tas tikrai, manau, padėjo, tas visas žmonių nurašinėjimas mūsų, kur sakė, kad nieko nepasieksim, kad ketvirtfinalis yra tas barjeras, kur krisim. Tai tikrai, manau, pridėjo tos papildomas motivacijos. Spėjai pažiūrėti visus mimsus, kuriuose buvo įlyginamas su Kariu dar prieš finalą? Jo, tikrai, nes labai daug buvo ir visi siuntinėjo, tai tikrai mačiau. Man tai, kaip ir minėjai, ta pradžia buvo sunki. Kas labiausiai keitėsi tavo akimis, kad pavyko iki galo vis tiek tai išplėšti iki sidabro medalio? Manau, galbūt atkrintamųjų etapę suartėjome labiau kaip komanda, pradėjome vienas kitą palaikyti ir manau, tas ir lėmė. Pradėjome žaisti su didesnė energija, negu žaidėme grupė etape. Nes žinojom, kad kiekviena klaida yra iškritimas realiai, dėl kovos, dėl medalių. O ko finale pritrūko? Akivaizdus 17 taškų skirtumas gan didokas, bet ar Italija buvo tokia gera, ar mes truputėlį kažkur neprižaidėme to, ką galėjome? Manau, gal buvome įsitaškę po rungtynių su prancūzais, nes tas emocinis toks fonas prieš italus tikrai atrodė slūgus, atrodėm ir energijos neturėjom. Tai manau, tas ir lėmė, kad Italijos krepšininkai nors žaidė 8, bet tikrai atrodė už mus žymiai energingesni. Man tai augė kaip žaidėjas, patikai 20 simbolinį penketą. Ką tu davė šitie metai Žalgiryje ir su vyru komanda teko pasportuoti? Kur paaugai labiausiai? Manau, kad šiek tiek galbūt dar reikėtų sutvarkyti su emocijom aikštelėje, bet šis sezonas tikrai buvo nuostabus. Esu dėkingas Žalgirio pagrindiniai komandai, kad suteikė šansą žaisti pagrindinė vyrų komandoje. Manau, šiaip paaugau galbūt tiek, kiek žaidėjas, kiek asmenybė. 7 tritaškai pusfinalyje, finale kažkiek gal perdegė. Ar čia yra tas dalykas, ties kuriuo turi tobulėti? Jo, manau, kad nes po rungtynių su prancūzais tikrai sunkiai mėgojasi, sunkiai sekėsi užmigti, tai manau, ties to reiktų susitvarkyti. Darbas su Dariumi Songaila, jis yra kaip naujai iškeptas vyrtreneris, kokį įspūdį paliko darbas su juo ir kaip patiko vaikinam? Manau, kad treneris tikrai yra toks kaip žaidėjų treneris, visą laiką eina už žaidėjus, duoda laisvės daug puolime, tai tikrai buvo smagu žaisti pas jį. Kodėl pasirinkai NCAA? Kodėl kelias NCAA? Manau, kad bus geresnė terpė man tobulėti, kadangi pagrindiniai Žalgirio komandai vis tiek atvažiavo daug naujų žaidėjų, tiek Mantas Apuštavičius, tiek liko Deividas Rygitis, Ignas Brazdeikis, tai mano pozicijoje daug tų žaidėjų. O Amerikoje, manau, vis tiek ir tos treniruotės visai kitokios, fiziškumas kitoks, tai manau, būtent tas ir buvo priežastis. Dar truputį prie čempionato, grįžkime, aukso jaunimo mes laukiam nuo 12 metų. Ar nebuvo minčių tokių, kad vyrai mes galim truputėlį perrašyti arba pakeisti Lietuvos krepšinio istoriją? Nebuvo, kad gal net ir truputėlį spaudė šitas, kad 13 metų laukia žiūrovai? Kas spaudimo, tai tikrai nemanau, kad buvo, nes kaip mes buvom underdogai visą turnyrą, tai to spaudimo kaip ir nebuvo didelio iš mūsų. Gal kaip tik atsipalaidavimas? Jo, manau, galbūt per didelis atsipalaidavimas. Man tai dar buvai išvažiavęs prieš stovyklą, ar stovyklos metu į Ameriką trumpai. Kiek galbūt šitas dalykas paveikė tave, ar išmušė, ar nepadėjo? Manau, kaip ir matęs, grupė etape tikrai buvo sunku, nes buvau išvažiavęs 2 savaitėm, grįžau tik į Ispaniją su komanda, be treniruočių, be varžybų, tai tikrai buvau pametęs tą ritmą. Bet ant atkrintamųjų įsivažiavau ir viskas buvo gerai. Grįžtant apie NCAA, galbūt su Augiu Marčiulioniu kažką šnekėjot apie tą perėjimą į St. Mary's ir kažkokių patarimų gal davė? Jo, aš šnekėjau tiek su juo, tiek su Pauliu Morausku ir tikrai sakė, kad labai gera vieta ir kad tikrai rekomenduoja važiuoti, tai dėl to ir pasirinkau. Man tai kiek galbūt tas tavo sprendimas keliauti į NCAA yra susijęs patekti į NBA marketą ir užsikabinti NBA aplinkoje? Dabar apie tai negalvojau, tiesiog man dabar svarbu tobulėti ir kaip žaidėjai, gau daug žaidybinio laiko ir manau, kad ten bus puikiai vieta. Studijos, kokio profilio rinkaisi studijas? Dar negalvoju irgi šitą. Norėtum studijuoti kokius mokslus? Sporto vadybą galvojau. Man tai kam galbūt dėkingas būtum labiausiai Žalgirio organizacijai per šitus 4 metus Kaune būtent? Manau, labiausiai tai galbūt
treneriui Rokui Kondratavičiui ir treneriui Martynui Gailiūnui, nes vis tiek Martynas Gailiūnas buvo mano kaip ir individualių įgūdžių treneris visus šios metus, o treneris Rokas Kondratavičius tai suteikia man visus įrankius tobulėti ir augti kaip asmenybei komandoje. Smagiai atšventėt, ar ta pagrindinė šventė dar Lietuvoje? Smagiai atšventėm. Ar gumos kramtimas susijęs su... Ne, ausis užgulė lėktuvę. Tai. Okay.